Kvėpuojat, juntat. Svarbiausia justi ir vesti kūną. Kvėpavimas vyksta savaime iš vidaus. Mums reikia tik prisidėti. Mums reikia tik vesti kvėpavimą, kūną. Centruojatės, nelaikot pykčio ne ant vieno žmogaus, bet išreikšti pyktį, atpalaiduoti galit. Judat visais raumenim, pečiais, stuburu, pasileidžiat ir neužgaunant nieko. Rankos ištiestos ir... Nėra tempo, kuris išsemtų energiją. Per 10 minučių neįmanoma. Tik prieini, kuo daugiau intensyviau šokinėsit, ypač svarbu atsitraukti nuo proto. Tarp jūsų ir kūno nėra minties. Nusiderina viduj. Sąmonė liečia ne mintį, o kūną. Čia reikia ne per pastangas, ne per jėgą, ne per valią. Čia per lengvumą, per ekstaziškumą. Stop! Ir toliau nesujudat. Dabar išstovėkit. Geriausiai nesujudėti taip, kaip siekla. Pasodinta. Pradžioje atrodo labai sunku. Atrodo nežmoniškai. Išstovėkit. Tie, kurie išstovės, džiaugsis rezultatu, džiaugsis pasiekmėm. Tie, kurie atsitraukia nuo kūno, tie turi vaisius, turi žiedus, turi pasiekmes. Dabar jūs iš sąmonės kuriat naują kūną, naują protą. Transformuojasi siela. Siela yra beveik amžina, bet yra netransformuota, jinai nėra sąmoninga. Dabar jūs galite pamatyti savo sąmoningumą. Nesujudat, atsitraukat nuo akių, nuo liežuvio. Juntat, atsitraukat, juntat, paleidžiat. Atsitraukat, matot, stebit. Sąmonėje geriau išplėsta į visą kūną, į erdvę, anapus kūno. Įsiminkit, kas vyksta, kur esat, kas buvo, kad po to išsaugotume tos kelius, tą jautrumą, tą centruotumą, kai jūs esat ne kūne, ne prote, centre. Medituojant, keičiasi gyvenimas, keičiasi gimimas, keičiasi mirtis. Juskit visą kūną, matykit iš vidaus, matymas, aiškus matymas, visuomet atpalaiduotas. Išplėskit regą į visą kūną ir anapus kūno. Žinokit, ego paleidai lengva. Ir čia yra, jūs pamatysite realiai, ar jūs ego paleidžiat ar ne. Jeigu paleidžiat, šokinėjimas, tiesiog aš šiandien bandžiau irgi, niekaip nepavyksta visos energijos išsemti. Daugiau jos yra, kiek nori intensyviai šokinėk, 10 minučių vis lengviau ir lengviau.